Sveiki visi atvykę į satsangą, buvote laukiami šanti, šanti, šanti. Jūs nesate kūnas ir nesate protas. Jūs esate amžina sąmonė. Pasaulis nėra sukurtas, todėl jis neturi priežasties, neturi pasekmės ir argi tada jis yra realus. Pasaulis, kaip mes žinome, yra sudarytas su savo dalimis iš atomų. Ir kadangi tie atomai sukasi savo orbitose, tai argi tas mūsų pasaulis yra išties realus. Jis nėra realus. O jeigu nėra realus, argi reali yra mirtis, argi reali yra pabaiga, argi realus yra laikas. Kosminiai kūnai taip pat yra sudaryti iš atomų ir jeigu tie atomai sukasi savo orbitose, argi tada tie kosminiai kūnai yra realūs, jie nėra realūs. Čia tas pats kaip prieš save pastatyti puodelį su vandeniu ir suvokti, jog jis yra energija, nes jo atomai sukasi. Bet ką mes matome materialų puodelį su vandeniu. Taip, kad tas puodelis iš tiesų yra optinė apgaulė, kaip ir pasaulis, ir kosminiai kūnai, ir visa kosmoso platybė. Su visomis savo planetomis, galaktikomis, visatomis. Daugelis prašvitusių mokytojų mokina apie visatos nerealumą. O visatos iš tiesų ir nėra realios, nes argi jos yra realios, jeigu jos sudarytos iš besisukančių atomų savo orbitose.
Nėra realu viskas, ką matote. Nėra realu viskas, ką uodžiate. Todėl, jog nėra realus pasaulis. Jeigu prie save pastatytą puodelį žiūrite ir matote ten materiją, tai iš tiesų galiu jums pasakyti, jog ten yra vibruojanti energija, o ne materija. Pasaulis nėra realus, iš tiesų, ir jis suvokiamas kaip nerealus tada, kada yra suvokiamas protas kaip nerealus. O jog suvokti protą kaip nerealų, jūs turite ir save suvokti kaip nerealų. Tam yra skirta dvasininkų ar į praktiką. Dėmesio fokusacija į save. Dingus subjektui jums, dingsta ir objektas, pasaulis neatlaikęs. Visi kosminiai kūnai nėra sukurti kaip ir mūsų pasaulis. O jeigu jie nėra sukurti, tai jie neturi priežasties, o jeigu neturi priežasties, tai neturi ir pasekmės. Reiškia, jog visi jie su mūsų pasauliu nėra realūs. Tai ieškant to pasaulio nerealumo, iš tiesų galima pasižiūrėti į pasaulį pro teleskopą kamerą ir pamatysite, jog atomai sukasi savo orbitas. Tada suvokus visą pasaulį, kaip sukurta iš atomų, suvoksite, jog pasaulis yra vibruojanti energija, o ne materija. Tai pasaulis iš tiesų nėra realus.
Jeigu pasaulis nėra realus, jūs nesate realus, tada realiai yra sąmonė. Ir jūs esate ta sąmonė. Pasižiūrėjus į pasaulį iš kosminio laivo, jūs matote pasaulio biosferą, stratosferą ir tos sferos yra sudarytos iš dalelių. Matote pasaulį, pasaulis sudarytas iš dalelių. Toks yra vaizdas pasaulio iš kosminio laivo arba satelito. Tų dalelių yra teisingos struktūros, neteisingos struktūros. Ir įsigilinus į daleles, tam kosminiam laive jūs matote, jog tos dalelės vibruoja, nes vibruoja atomai savo orbitose. Taigi pasaulį jau tada suvokate tame kosminėme laive kaip energiją. Toliau keliaudami to kosminiu laivu suvokėte kosmoso platybės kaip energiją. Ir tada, grįžę į savo planetą, suvokėte, jog pasaulis iš tiesų nėra realus. Kaip ir tie kosminiai objektai, kuriuos tyrėte. Viskas, ką matote, nėra realu. Yra tokia meditacija, tai aprėpti pasaulį sąmoningumu ir stebėti. Tai aprėpę jį sąmoningumu, jūs patirsite tai, jog jis vibruoja ir sukasi. O jeigu jis vibruoja ir sukasi, argi jis nėra energija, jis nėra realus. Dar pasaulis gali būti suvoktas kaip nerealus, dėl to, jog jis nėra sukurtas. Jeigu jis nėra sukurtas, jis neturi priežasties. Kadangi nėra priežasties, nėra pasekmės,
ir tai atskleidžia, jog nėra realus pasaulis. O jeigu nėra realus pasaulis, tai argi yra reali mirtis, argi reali yra pabaiga, argi realus yra laikas. Kadangi nėra realus protas, tai viskas nėra realu. Kadangi nėra realus protas, nėra realus pasaulis. Per tas pasaulio daleles, netaisyklingas jų struktūras, gali pūsti net kosminis vėjas. Tai dar viena priežastis, kodėl pasaulis gali būti kaip nerealus. Nors jis iš tiesų ir taip yra nerealus. Nėra realus objektas, nėra realus subjektas. Nėra realus jūs ir nėra realus pasaulis. O jeigu pasaulis nėra realus, jūs esate už jo kaip sąmonė. Ir ši būsena vadinasi Bhakti Marga. Jeigu jūs esate už pasaulio ir savęs pačio kaip sąmonė, ši būsena yra vadinama nirvana. Šioje būsenoje nėra mirties.
jūs esate už proto, už kūno, už jausmų kaip sąmonė. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra Dievas, sąmonė yra palaima. Jūs esate sąmonė. Mąstymas nėra realus. Intelektas nėra realus. Jūs esate už jo kaip sąmonė. Jūs esate kiekvienas, o jeigu jūs esate kiekvienas, kas toks dar tada yra? Yra dar toks triukas kosminiu laivu, pavyzdžiui, jūs tyrėte savo pasaulį ir išlipate iš kosminio laivo ir einate aplink tą pasaulį. Apeinate vieną kartą, jūs pažįstate pasaulį. Apeinate antrą kartą, viskas kartojasi. Apeinate trečią kartą ir kartojasi jau 2 kartus tas pats. Tai ką jūs tada nuspręsite? Nuspręsite, jog tas pasaulis yra iliuzija ir netikras. Ir taip ištyrus visą kosmosą, galima teigti, jog visi kosminiai kūnai yra netikri. Kadangi erdvės atomai sukasi savo orbitose, tai erdvė gali būti laikytina kaip nereali. Kadangi eterio atomai sukasi savo orbitose, eteris gali būti laikytinas kaip nerealus. Kadangi efyro atomai sukasi savo orbitose, gali būti laikytinas efyras kaip nerealus. Visi kosmoso kūnų atomai sukasi savo orbitose. Dėl to
tie kosminiai kūnai nėra iš tiesų realūs. Tai viskas, ką matote, nėra realu. Pasaulis nėra realus, dėl to nėra reali mirtis, nėra reali pabaiga, nėra realus laikas. Jūs nesate kūnas. Jūs esate absoliuti, amžina, tobula sąmonė. Jeigu ieškote, kas jūs iš tiesų esate, jūs nieko nerasite, nes jūs nesate kūnas ir jūs nesate protas. Jūs esate sąmonė. O individuali nepriklausoma autonominė asmenybė nėra reali, yra išgalvota. Tai, kas laikytina kaip aš, iš tiesų nėra realu. Jis yra nereali mentalinė konstrukcija. Jūs esate už kosminių kūnų. Jūs esate už kosminių kūnų, savo pasaulio ir savęs pačio kaip sąmonė. Protas yra mintis ir protas nėra realus, tai nėra realios mintis. Ir jūs nesate kūnas. Jeigu nesate kūnas, tai nesate ir protas. Nes visos mintis, kokios jos bebūtų, kyla iš jūsų pačių. Jūs ir dangaus sferos yra viena kaip sąmonė, jūs ir galaktikos yra viena kaip sąmonė, jūs ir visatos yra viena kaip sąmonė, jūs ir mėnulė yra viena kaip sąmonė.
dangaus sferos tarpusavėje bendrauja, ar gėrelus yra pasaulis. Jūs esate sąmonė, aš ir tu esame viena. Ačiū, jog buvote šiame trumpame satsangė. Linkiu jums ramybės. Šanti, šanti, šanti. Iki.